Labas rytas. Tai va, mažylis vilkas 300 kubikų paruoštas. Šiandien važiuoju į Vilnių. Pakvietė Loncin Riders Baltic entuziastai. Važinėja su Loncinais, tai padarė maršrutą apie 180 km. Tai pakvietė prasivažiuoti. Tai važiuosim, išbandysim jų trasas. Tai važiuos ir 550 ir madai 700. Tai laukia smagi diena ir ką, važiuojam į kelią, susitiksim trasoj. Nu ką, baigiam važiavimą, tai iš viso važiavom 7 valandas, tuo dar patikslinsiu. Iš viso važiavom 7 valandas 55 minutės, pravažiavom šiandien 187 km, tai startavom Vilniuje, Pagiriuose. Važiavom Teto maršrutą ir buvom pasiekę Varėną. Tai Varėnoje sustojom Circle K, užsipylėm kuro, pavalgėm ir startavom atgal. Tai pravažiavom šiandien visokiausiais keliais, tiek asfaltu, tiek žvyro danga, miško keliukais, bekelis buvo smėlynų, reikėjo upę vienoje vietoje kirsti, tiltelius, mažus kaimelius. Žodžiu, visai įdomus turistinis maršrutas gavosi. Tai važiavo mūsų 7 keturračiai, 4 Loncinai. Tai aš važiavau su 300 kubikų X-Wolf'o. Kiti važiavo su 500 ir su 700 madu. Taip pat ir buvo CF Moto litriniai, Aotesas ir vienas Sigvėjus. Tai nežinau, su 300 važiavau. Realiai niekur kažkur neatsilikau, visur spėjau. Aišku, kadangi buvo turistinis maršrutas, kažkokių pelkių gilių nieko nebuvo, miško keliukai panašiai. Tai tikrai smagus daiktas tas 300 kubikų keturratis, kad ir 2 varomų, bet visi buvo nustebę, kaip važiuoja per smėlyną, kaip važiuoja, buvom karjerę sustoję, tai statų šlaitai smėlio be problemų. Jisai iškilo, aišku, ten žinai, apsukos ne kažkokios maksimalios, bet važiuoja tvarkingai, gerai kyla. Tai realiai visi buvo nustebę ir visi užaprūvino po to Loncinio 300, sakė,
savo pramogai išvažiuoti į mišką pasivažinėti, kažkur tai toli nekeliauti labai daug, tai tikrai vertas dėmesio. Mano toksai objektyvus komentaras, tai nežinau, žvyrkeliais važiavom, greitis kaip buvo apie 70, tai tenais kažkokio komforto didelio nėra turbūt, jeigu lygintume su 500 arba su 700 kubikų keturračiu. Bet tikrai važiuoti galima, vibracijų kažkokių nėra didelių, realiai pravažiavau 180 km ir nuovargio didelio nejaučiu. Jaučiasi, kad važiuota šiandien su keturračiu, bet kad labai atmuštų rankas ar nugarą, tai to nėra. Amortizacija veikia tikrai gerai, kad ir vienas gale amortizatorius yra stovi nuo ašies, bet miško keliuko, kur tokių visokių duobiučių visko yra, tai tikrai gerai sugeria. Irgi dedu riebų pliusą dėl kuro sąnaudų. Tai buvau užpylęs visiškai pilną baką, kai išvažinėjom. Tai nuvažiavau iki Varėnos, iki Circle buvo 91 km lygiai. Tai užpyliau 5,8 litro benzino. Tai realiai 100 km galima sakyti 6 litrai kuro sąnaudos. Ir čia, realiai spaudžiant, pastoviai važiuojant, žinai, maksimaliu tempu. Grįžtant atgal, Madas 700, žinau, pasigavo kažką šaką, pradūrė padangą dviejose vietose. Tai padangą sutvarkėm, sudėjom šniūrus, priputėm, viskas ok. Ir lygiai taip pat pasigavo kažkokią šaką, prapjovė pusašio gumą. Tai irgi turėjom strešpio revelės, afiniojo vyrai ir važiavom toliau. Tai vareliai tokie per 200 km nuostoliai turbūt. Taip pat noriu visiems priminti, kad pas mumis Ciongo irgi yra galimybė išsinuomoti keturračius be vedlio. Turim sudarę orientacinius maršrutus. Lygiai taip pat, jeigu norit daugiau priežiūros, turim ir su vedliu turus. Tai tikrai galim pasiūlyti pagal kiekvieno poreikio maršrutų. Jeigu kalbant apie nuomą be vedlio, tai pas mus tiesiog yra fiksuotas mokestis už valandas ir po to imam papildomai už kiekvieną pravažiuotą kilometrą. Realiai nuo jūsų priklauso, kiek norit važiuoti, kur norit važiuoti. Lygiai taip pat galim duoti sudarytus kažkokius maršrutus, įdiegti jums į telefoną visą maršrutą, sujungti navigacijas ir tikrai galite smagiai paturistauti po Lietuvą, nes tikrai smagių keliukų visokiausių yra ir vietų ką pamatyti, kur kitą kartą su mašina neina privažiuoti. Taip pat noriu priminti keturratininkam visiems, kad atėjo pavasaris, kad daug dulkių, džiūna labai greitai keliai, dulka, tai jeigu važiuojat grupėje su keturračiais, tai po kiekvieno važiavimo nepamirškit išsiimti oro filtro, apsižiūrėt, jeigu labai sudulkėjęs, tai išsiplaut, iš naujo susitepti, jeigu jau visiškai neina net išsiplaut, tai pasikeiskit naujais oro filtrus ir prižiūrėkit savo techniką, kad tarnautų ilgai. Tai aš dabar grįžęs kaip tik tą ir padarysiu, išimsiu filtrą ir nufilmuosiu, parodysiu, kaip atrodo realiai po vienos dienos važiavimo. Nes prieš tai buvo padarytas aptarnavimas šitam mano 300 kubikų keturračiui. Tai pasižiūrėsim, kas iš jo liko, nes tiek dulkių, visas veidas vien dulkės. Pamatysit, kaip gali užsinešti oro filtras per vienos dienos važiavimą. Dar kartą pasikartosiu, tikrai gaunam daug klausimų iš klientų, kaip tas 300 kubikų keturratis važiuoja. Tai
galit pasižiūrėti šį video iki galo ir tikrai pamatysit įvairiom sąlygomis šiandien su juo važiavau, tai kaip ir minėjau, visokiausiais keliais, visokiausiom dangom, lygiai taip pat per vandenį kirtau upelį, gylis buvo ten koksai 2 virš ratų, tai gerokai. Tai įveikė be problemų, pravažiavo, tai kad ir 2 varome, bet važiuoja labai maloniai ir lipa tikrai labai užtikrintai. Taip pat apie keturračių entuziastai važinėja ir su kitais prekiniais ženklais, su keturračiais. Tai sako, antiek paprastai padarytas šitas 300 keturratis, tai sako, jam nėra net, čia turbūt kam sugest. Gale į galinius ratus perdavimas yra, kardanas jis yra pilnai uždaras, tada gale stovi ašis. Ta ašis išeina iš reduktoriaus, tai realiai 2 riebokštai, kur gali tepalas prabėgti, po to tiesiai į ratus, nėra nei jokių pusašių, nei gumų pusašių, tiesiog viskas labai simple padaryta ir tikrai mažai priežiūros reikalauja. Tai jeigu ieškot ekonomiško varianto, smagiam pasivažinėjimui, kad būtų kuo mažiau priežiūros reikėtų jam, kuo mažiau, žinau, sudėtingesnių kažkokių remontų, tai tikrai labai pasirinkimas. Taip pat, visi, kas nori išbandyti šitą keturratį, tai nemokamai galite atlikti pas mumis Ciongo arba pas kitus mūsų partnerius. Tai visą partnerių tinklą galite rasti lonsinquads.lt. Tai tikrai kviečiu užsiregistruoti bandomajam važiavimui ir išbandyti šį mažiuką keturratį, kuris tikrai vertas dėmesio.